Na, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos rytas grįžta į seną savo tradiciją atlikti žurnalistinius tyrimus, nes dabartinės žiniasklaidos priemonės jau susijama pindirkliuškom, kam koksai papas trūko, kur nuvažiavo, kur kokį implantą sudėjo, kur tenais smėlis užkrito, ar ten kas kur ranką susilaužė. Tai Lietuvos ryto dvi publikacijos yra dėl kontrabandos ir ryšių tų stambių šulų asmenų su Dalia Grybauskaitė ir be kita ko dabar Lelija jau pavadino nebe Tulipė Dalios Grybauskaitės vardu. Ir kartu pasirodžiusi informacija apie Vindit, apie lobistus, apie vienaragius, kurie galimai darė spaudimą Gintautui Paluckui. Bet jeigu pastebėsit, įdomiausia yra tai, kad šitos publikacijos nebuvo perspausdintos nei Delfi, nei Lietuvos rytas.lt internetinė puslapį, nei 15 minučių, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Niekas absoliučiai šitos publikacijos neperėmė. Ką tai parodo, kad kita žiniasklaidos priemonė, kur ten atlieka pseudo tie jogdariai skaidrintojai, tyrinėtojai, kur pačių apdovanojimas Vinted, kur dabar įtariamas yra galimai platinės pedofilijos turinio informacija, ten aišku matyti nustatys, aš nemanau, kad čia tikrai jie prisidėjo, aš manau, kad tik tiesiog jų platformą pasinaudojo. Šitos informacijos nėra. Ar jūs matėte, kad Tapinas būtų patalpinę šitą informaciją? Ar jūs matėte, kad koks Černiauskas? Ar jūs matėte, kad dar kažkas, kad nors koks nors iš tų save vadinantis tų tyriamosios žurnalistikos ekspertų specialistų šią informaciją būtų patalpinę savo profiliuose, komentaruose, būtų padarę laidą, ar ten net Malinauskas, ar ta pati Žinių radija būtų padarę? Akivaizdu, kad mes turime dvi tiesas Lietuvoje. Viena tiesa tai yra dvaro tiesa, elito tiesa, kur reikia ją valdyti, reikia žmonės kvailinti ir kur propaganda. Ir šiandieną mes labai akivaizdžiai matom, kad jinai yra gaji. Ir antra tai yra tikroji žurnalistinė tyriamoji, kur pateikime objektyvi informacija, ne iškarpa iš laikraščių, ne kur ten maždaug kažkas panašaus. Tai ta informacija yra skandalinga. Nes manau, kad jeigu dar daugiau pasikapstytumėm, mes prieitumėm ir prie Agnės Bilotaitės ir prieitumėm prie kitų aukšto rango politikų arba prie partijų. Tai mes puikiai žinome konservatorių partijos įtaką, kokia buvo vidaus reikalų sistemai ir kaip jie ją visą laiką saugodavo ir ją laikydavo. Tai kaip aš sakau, kas gali paneigti arba ne aš sakau, bet kaip sakydavo dėdulis, kad tai yra tiesa. Bet tokios publikacijos, jos vertos iš esmės, dėmesio. Ir man įdomu, ar Seime antikorupcijos komisija padarys posėdį, ar padarys Teisės teisėtvarkos komiteto posėdį, ar bus neeilinė sesija kažkokia, ar ten neeilinė komisija padaroma, nes informacija tai skandalinga, kaip ir pranešėjo atvejas. Čia yra aiškiai straipsniai publikuojamos, kad aukšto rango politikai, valstybės vadovai galimai galėjo daryti spaudimą poveikį. Tai čia yra, jūs supraskite, ne šiaip sau yra, čia yra informacija, kuri yra labai rimta ir verta atskiros Seimos komisijos tyrimo. Jeigu dėl registrų centro mes noras yra sudaryti atskirą komisiją, o pagal šią pasirodžiusią informaciją net antikorupcijos komisija nesugeba šaukti posėdį ir daryti pasitarimų. Aš manau, kad tiesiog tiek ir kunigo, tiek ir kitų dabar kai kurie žmonės jau nebeužima pareigų, nebedirba vieno ar kito darbo, yra laisvi ir nebėra, tarkime, operatyviniai darbuotojai ir jie gali tiesiog laisviau komentuoti ir sakyti. Tai aš manau, kad tokios informacijos mes matysime daugiau. Klausimas, kiek ilgai jos bus, ar jinai nebus užgožta, ar nebus susitarta ir jinai nebus išimta. Tai aš norėčiau matyti, kad mes tirsime, nežiūrėsime, kas susitinka viešoje vietoje, ar ten pliaže, kavinėje, ar parduotuvėje, bet mes tik tirsime tuos tikruosius jų ryšius ir tada jūs suprasite. Bet dar kartą sakau, mes puikiai žinome Dalios Grybauskaitės tų Vilniaus vienaragių įtaką ir kiek jie gynė ir kiek jie užstojo. Aš manau, kad ten tos publikacijos ilgai nesirodys, nes greit jos ten pradės išmušinėti, jos ten išrankios po vieną. Nebent, sakau, žmonės nebijos ir pasakos dar daugiau. Tai norėčiau tikrai pažiūrėti šitą visą procesą.